Praėjusią savaitgalį turėjau nuostabią galimybę sudalyvauti renginyje, apie kurį prieš kelias savaitės netrupučio net nežinojau. Ir iš tikrųjų noriu pasidalinti savo patirtim, todėl kad galbūt jeigu kažkam iš jūsų tai pasirodys verta dėmesio, lygiai taip pat kaip aš jį pamačiau netyčia ir nuvykau, galėsite ir jūs nuvykti. Tai buvau Concorso d'Eleganza renginyje, automobilių renginyje prie Como ežero Italijoje. Atvykome į Milaną, išsinuomavome automobilį, vykome į renginio vietą. Jis pasirodo prieinamas publikai buvo 2 dienas, ne vieną. Pirmąją dieną kiek trumpiau, antrąją dieną ilgiau, jau vyko pats konkursas ir skelbė nugalėtojus. Tai truputį pasakoju apie renginį video eigoje, tiesiog rodau vaizdus, o jeigu turite kažkokių papildomų klausimų, pamėginsiu juos atsakyti, arba tiesiog galite bandyti pasiieškoti informacijos patys, ar gal net papasakoti man, kur aš suklydau, nes aš pati dalyvauju jame pirmą kartą, bet manau, kad tikrai ne paskutinį, nes labai patiko, labai įspūdingas renginys ir būtinai rekomenduoju jums. Dar net nepriejau prie renginio, bet yra belie kiek Rio Camp fotografo, kaip suprantu, merčo ir skarėlių ir lipdukų ir maikių, žodžiu, tai turbūt pirksiu viską, nes jis man belie kaip patinka. Linkėjimai mano draugui Tomui, žinau, kad norėtum čia būti. Tokias pirštinės gražios. Aš jau matau mašinas, jau norėčiau. O nuo kur čia pradėti? Nes man ten Pamėginsiu užbėgti įvykiams už akių. Tai pirmąją dieną biletas kainavo 5 eurų žmogui, antrąją dieną 29 eurų žmogui, kad tiesiog įeiti į pačią renginio zoną. Apskritai į tą renginį oficialiai dalyvauti su visa aukštuomenė kainuoja 10 000 už kambarį. Tada tu esi apgyvendindamas tokioje kitoje viloj ir ten yra, žodžiu, visokias ir vakarienės ir jūs turite privačią prieigą pirmąją dieną prie to renginio ir automobilio, tada antrą ir trečią dieną jau yra įleidžiami ir paprasti mirtingieji tokie kaip aš. Tai va, aš važiavau ant tų paskutinių dienų, veiksmo tikrai užteko pamatyti, nebuvo būtina ten būti visas valandas, jau atradau šiek tiek hekų, kokiu laiku geriau pati varyčiau kitais metais, tai sutikau savo vieną mylimiausių fotografų, tad emocijos pačios geriausios ir tikiuosi, kad šis video jums patiks. Riesce a tenere le valvole dietro. Buonasera. Įlipau į lėktuvą ir nusileidau savo tiesiog svajonių pasaulį. Aš apsileidau, sakoma, biškiu ašaras. Bet ten man labai patinka. Čia va galima užeiti už 5 eurus visą tai, ką dabar matom. Tai geras žinias, liko nebedaug laiko, maždaug apie valandą iki renginio pabaigos, jau kai kurios mašinos po truputį išvažinėja, bet mane asmeniškai labai džiugino tai, ką matom čia už tos 5 eurus ir likus valandą iki pabaigos. Tai tęsiam apžiūrą, nes dar tik apėjom vieną pievą. Prie pagrindinės vilos, kaip suprantu, dar matau ten iš tikrųjų labai įdomių šiknų automobilių, tai eisiu apžiūrėti iš arčiau. Palauk biškį. Tu rūžavą megztinį. Čia yra geriausia, ką aš galėčiau sugalvoti. Čia važiuok, va taip atrodo mano fantazijos. Atėjom į kitą pievą. Yra simakų. Ir kažkaip iš pradžių pasirodė, kad čia tokios labiau stokinės, tvarkingos, bet kaip matėt buvo ir, kaip čia vadinti, netvarkingų.
Mantusas gal yra? Mantusai. Man atrodo, BMW yra vienas pagrindinių rėmėjų šito renginio, nes pradėkime nuo pradžių, kad aš apskritai tą renginį pamačiau BMW TikToko akaunte, kad jie kėlė iš čia nuotraukos. Man labai BBS tai gražus. Bet ne tokie, kur spalvingi. Kažkaip galvau, kad čia daugiau bus klasikinio, aišku, taip ir yra, bet ten yra pačių naujausių dar BMW irgi, tai paįvairinimui žipsnelis. Kas tarp kitko BMW muziejų nuvylė, tai kad aš būčiau geriau mieliau mačius va tokį vaizdą nei tas naujas, o ten buvo visokių konceptų, visokių nesąmonių, elektra varomo, va čia va yra tai, ką aš vadinu automobiliais. Gal, aišku, šovė mintis čia savo automobilį kažkokią atvaryti, bet įtariu, kad aš savo eigą bet kokią atveju nevažiuočiau, bet aš manau, kad aš net nebeišvažiuočiau čia jau kažkaip su kranu iškeltą jį išsirinkti reiktų, akumą naują statyti, prikurinėti su krokodilais nuo kitos. Tai va, tokia ta realybė, nieko. Tai nekartą esu minėjus, kad Lambo Countach'is yra mano absoliuti numeris 1 svajonių mašina. Tai štai ir ji turbūt labai logiška buvo tokiam renginyje išvysti. Iš tikrųjų mačiau, kad jinai buvo praeituose renginiuose čia va Italijoje. Tai esu iki šiol mačius tik tai showroom'e Vokietijai per stiklą. Tai dabar jau galiu priliesti, bet gal išmest tada, bet vis tiek pasinaudosiu tą varomą. Koks gražuolis. Mergytės. Eilėje su žiobarais.
Šiandien jau toj pagrindiniai pievai daugiau va tokių senų klasikinių visokių automobilių. Ir fainai, kad nuo vakar truputį pasikeitus pasiūla eksponatų. Tai va čia yra tokiam klasėm suskirstyta ir kadangi čia ir vadinasi konkursas, tai šiaip reikia balsuoti per QR kodą už labiausiai patinkančius automobilius. Jie turi va prie savęs tokias lentelės ir ten va gali už juos prabalsuoti. Tai grįžom dabar antrai dienai, nežinau kiek girdžiuos, nes kažkur praganiau mikrofą, bet tai truputį pasiskaičiau apie šitą renginį, tai jisai nuo 1929 prasidėjo, tai jau greit švęs 100-metį, bet nebus 100-nis kartas, kai jis vyksta, nes buvo 40 metų pertrauka po karo padaryta ir su BMW pagalba ir jų parama vėl jisai vyksta ir dėl to labai daug BMW automobilių, dėl ko aš tikrai nepykstu. Tai va, čia dabar esam viduj salėje, čia tokių neblogų meno kūrinių yra Andy Warhol išpaišytas, dar keletą įdomesnių dizainų, tai va, o dabar vis dar gaudau fotografą vieną Rio Cam, kuris čia kažkur šmėžuoja. Bugatti turim, vieną vienintelį. Čia va vipų zona, kur bilietukai brangesni, bet kas iš to, jeigu jie ten užsidarė, žinot, gurkšnoja. Keičiu taktiką. Į kokią nežinau. Insomma è elettrico davvero.
vai pussy. Atrodo, kad jam čia paskutiniuoju. O jeigu domina panašus įvykiai realių laikų ar netgi daugiau informacijos, savo Instagram paskyroje Lakitutė padariau ir highlightą iš renginio, viską, ką filmavau telefonu, nes tikrai ne visko pavyko nufilmuoti su visom kamerom, tai yra medžiagos ir ten, taip pat ten iš anksčiau dalinausi jau prieš renginį, kad jį važiuosiu, tai jeigu būtumėt norėję važiuoti, būtumėt tikrai pamatę, tai žodžiu kviečiu prisijungti.